Dar vienas ilgas važiavimas, vėl 2 km 400 metrų distancija, kovojama dėl Paryžiaus prizo, jo vertė 5500 litų ir visi ristūnai tai Prancūzijos ristūnai. Minėjote, ponė Juozai, kad prancūzai yra įpratę prie ilgesnių distancijų. Tai būtent Lietuvos ristūnų sporto asociacijos prašymų programoje buvo numatyta ši distancija 2400, kadangi didžioji dauguma žirgų rudenį yra atvykę į Lietuvą iš Prancūzijos ir būtent yra neblogoje sportinėje formoje ir šiame važiavime yra važiuojama kovoje dėl įsteigto prancūzų Cheval Français asociacijos įsteigto prizo. Taigi steigėjai šio prizo yra prancūzai. Kovojama dėl Paryžiaus prizo, kur šiame važiavime dalyvauja suaugę žirgai. Kas žinote tarp žiūrovų? Prancūziški žirgai Lietuvoje, o lietuviškus žirgus, mūsų šalyje išaugintus žirgus pasaulis mato? Pasaulis mato mūsų išaugintus žirgus greičiausiai per Talino hipodromą ir po to jau patenka į Skandinaviją. Bet pasidžiaugti tais rezultatais, kurie yra pasauliniai rezultatai, rekordiniai rezultatai, kol kas Lietuvos užauginti žirgai negali.